prasidėjo transliacija ir iš karto LNK užtikom. Šiai dienai šita tema yra aktuali. Apklausa, kuri yra vykdoma, tai aiškiai parodė, kad Lietuvos žmonės nenori dalyvauti kariniam konflikte, nenori siųsti savo žmonių, vaikų, sūnų, tėvų įžūti. Ir šiandien dienai ši byla, aš manau, jau bus peržiūrima kitaip visuomenėje. Jinai bus kitaip traktuojama, nes geros kaiminystės formas, pasakoja, ko mes ir esame teisiami, vis tik tai turėjo savo itin teigiamą visuomeninę programą. Visuomeninė, tai yra kultūriniai, ekonominiai ryšiai, ypatingai būtini taikių santykių plėtojimui. Jūsų kolega Valerijus Ivanovas nespėjo, nepateikė dokumentų dėl apskundimo, dėl jo įsiuntimo iš Lietuvos. Kaip tą vertinat? Kodėl vėl kalbėjot su juo? Kaip jūs... Aš manau, kad jis viską spėjo, jie viską pateikė, nes mūsų spauda kartais mėgsta parašyti kažką tai tokio, kad wow, žiūrėkit, kažkas įvyko. Tai teismas jau nusprendė viskas. Tai teismas nusprendė, bet tai ar galima nuspręsti žmogaus likimą vien dėl to, kad jis jums nepatinka? Mes skaitom, kad šiai dienai teismai netlieka savo tikrųjų funkcijų ir tai yra teismai, kurių sprendimai yra labai abejotini, teismai, kurie turi vykdyti užsakomosios galios norus ir manom, kad ateis laikas ir turės šitie būti sprendimai panaikinti. Valerijus Ivanovas gaus tikrai labai didelę kompensaciją, nes šis žmogus nieko prieš įstatymą nepadarė. Jis neneigė sausio 13 įvykių, neneigė sausio 13 aukų, kaip ir aš tame mūsų interviu. Mes tiesiog pasakėme, kad mums yra labai daug klausimų. Neatsakytų klausimų ne tik man ir daugeliu Lietuvos gyventojų, ypač tie, kurie liudijo sausio 13 byloje. Yra, suprantat, ir žmonių, kurie nepabijojo pasakyti, bet vėliau jų niekas nekvietė. Yra žmonės, kurie matė savo akimis snaiperius ant stogų ir tai yra neatsakyti klausimai. Žmonės nežino, kieno tai buvo snaiperiai. Kai jie lipo ant tų daugiabučių prieš televizijos bokštą, yra liudininkai, kurie paskambino ir pasakė, aš gyvenu tame name, vaikeli, aš nenoriu mirti su ta nuodėme. Mes nežinojom, kieno ten tie snaiperiai su kaukėmis, mes jautėmės neramiai. Apie tai ir buvo kalbama laidoje. O kaip jūs jaučiatės fiziškai? Fiziškai kaip aš jaučiuosi? Kai prieš mane ir geros kaiminystės forma tiek metų, jau eilę metų vykdomas politinis mobingas, užsakomasis politinis mobingas, kada ponas Kasčiūnas, ponas Žalimas užimdami pareigas, turi teisę prieš metus, prieš pusantrų, prieš 2 jau tiesiog besti pirštų ir pasakyti, kad juos reikia teisti. Ponas Anušauskas... Aš dėl ko klausiu, nes ponas Juraitis įtarė, kad jūs nuodija. Čia mes šitos temos neliesime šiandien. Kodėl? Tai yra mano asmeninė privati tema ir šiandien apie tai mes nekalbėsim. O tai jūs gal galit pasakyti, kodėl manot, kad ponia Erika yra nuodijama? Šiandien mes tos temos neliesime, šiandien mes kalbam apie teismą. Ir kai mes turėsime dokumentus... Man neleidžia pasakyti ir aš klausysiu, gerbdamas jo nuomonę, nekomentuosiu. Bet mes darom kai kurios žingsnius, kad patvirtinti arba paneigti tą versiją. O kodėl ta versija? Mes toliau nieko nesame, viskas. Tai yra uždara asmeninė tema, viskas. Bet mes grįžtam prie pono Anušausko, jis atsistatydino. Bet tai buvo žmogus, kuris pasakė, kad geros kaiminystės formas laikosi konstitucijos, laikosi įstatymų ir jie neperžengė raudonų linijų. Ir ką tuomet pasakė ponas Žalimas, o mes sugalvosim. Mums užteks fantazijos priimti įstatymą, kuris juos įdės į tokius rėmus. Ir suprantat, dalinai. Tas įstatymas jau veikia atbulinę datą. Pone Juraitį, jūs dar norim pakalbėti. Aš dar vieną klausimą ir Gerikai turiu. Dabar paskui gerai. Kaip jūs vertinat, kad ponui Ivanovui nuteks išvažiuoti į Rusiją? Labai blogai vertinu. Čia yra vienas iškiliausių, vienas šviesiausių Lietuvos asmenybių. Ir pavyzdžiui, aš esu irgi ta prasme pavyzdys, kaip smegenys veikia skirtingai, kai pastovi informacija vieną kryptę pateikia. Taigi, aš iki šios bylos buvau veikiamas lygiai taip pat ir kiti žmonės žiniasklaidos. Ir kai nesigilinė į tos reikalus, tai galvoju, kad tiki tuo, ką sako. Kad Ivanovas štai Jedins, o ten priešas Lietuvos, jis vienas didžiausių Lietuvos patriotų, nukentėjęs vien už tai, kad turėjo nuoseklę savo politinę nuostatą. Tai yra, jis galvojo, kad klaida išėjimas iš TSRS.
Na tai žmogaus politinė nuomonė, už ką tarp kitko ir visi kiti kompartijos vadovai uždraustos paskui sėdėjo kalėjime. Burokevičius, Jermalavičius, Kolelis. Taip, kad čia yra politinės pažiūros, už ką jisai buvo jau nuteistas ir dabar nuosekliai to pažiūrų laikosi ir už tai jam greičiausiai teks atsisveikinti su Lietuva. Aš labai apgailestauju. Gal važiuosit lankyti? Manęs neįsileidžia Rusijos, norėdamas ten važiuoti. Iki 29 metų man uždrausta ir į Rusiją, ir Baltarusiją. Dėl to, kad mašina sudegė, banali istorija, o kadangi jie nuo lietuviškų spekuliantų ginasi, tai grinai biurokratinis, nespėjau laiko apiforminti procedūrų. Viskas paprasta. Gal dabar galit pasakyti, kuo skundžiasi Erika Švenčionienė ir kodėl manot, kad jį nuodija? Gerbdamas jos nuomonę, nekomentuosiu, bet mes darom kai kurios žingsnius, kad arba patvirtinti, arba paneigti tą versiją. Ar panašus simptomai, nežinau, čia kalbam apie tos Havanos sindromus visokius? Per mažai informacijos ir vėlgi nekomentuosiu. Gerbdamas Erikos Švenčionienės prašymą ir nuomonę. Dėkuoju. Prašau. Erika. Tai teks išvažiuoti jums iš Lietuvos į Rusiją? Visų pirma, neišvažiuoti, o deportuoti nori. Mes turim laikytis formuliruotės teisingos. Antras dalykas. Aš nesutinku su motivacija, kuri man buvo atsakyta neigiamai. Dėl to, kad aš prašiau, kad visų pirma mes prašom, kad savo skundai, kad būtų atstatytas tikras laikas, kada aš gavau šitą pranešimą, kad aš esu, reiškia, mane palaisvino nuo leidimų gyventi. Tas įvyko 13 sausio šių metų. Aš atėjo paštininkas, padavė man laišką, aš turėjau pasirašyti, kad išėjau. Ir nuo šito aš galiu sakyti, kad pradėjo man asmeniškai eiti tas laikas, pagal kurį aš turėjau paduoti pareiškimą savo jau neigimo šitoj, reiškia, sprendimo. Parašėm, reiškia, aš parašiau 21 sausio, 2 savaitės buvo, reiškia, terminas ir man iš karto atmetė mano pirmą. Antrą prašėm aukščiausiai instancijai irgi atmetė, dėl to, kad, sako, terminai jūsų jau, kaip sakant, praėjo. Atleiskit. Visų pirma, savo prašymę aš prašiau ne tik atstatyti laiko, kada aš gavau, kad, reiškia, būtų 13 sausio. Labai gera data, visiems Lietuvoje gerai žinoma. Ir nereikia čia, kaip sakant, per daug svajoti, kokią čia dieną. O antras dalykas, atsakyti man, kame esmė, motivacija. Man parašė laišką iš migracijos iš departamento, remiantis departamento, reiškia, kad aš esu, reiškia, švestai rusiškai iš lietuvių kalba, aš esu Lietuvos tautinės, reiškia, ugroza, reiškia, grėsmė, aš esu grėsmė tautiniai Lietuvos Respublikos, reiškia, grėsmė. Aš norėjau sužinoti, kame ta mano grėsmė pasireiškia. Ir aš prašiau motyvuoti. 40 kartų šitą frazę mano tam, kas man buvo atsiusta, buvo parašyta, bet ne vieno fakto, kuris man pasakytų, ką aš pasakiau tokią, ko aš nusižnygiau Lietuvos įstatymui, už kurį mane reikia, kaip sakant, deportuoti. Neradau iki šito. Dabar man sako, kaip pasraikina, buvo tokia, reiškia, miniatiūra, kai jis sakė, prašė atsakyti dalykiškai apie tą, ką prašė. O jam sako, jūs buvot nuo 8 iki 11 valandos. Atleiskit, prie ko čia šitas ir prie ko čia tą, ką aš klausiau. Aš noriu pasakyti, kad būtinai reikės vėl kreiptis ir, reiškia, nežinau, čia reikia spręsti šitą klausimą. Man tokie monai, tokie prijaučikai, rusiškai sakot, nepraeina. Aš esu per daug išmokytas žmogus, kad nematyti šitą aferą, ko daro, reiškia, migracijos valdyba ir departamentas. Man nori kažką tai, reiškia, įpiršti, aš noriu žinoti, aš žmogus, aš turiu teisę žinoti, ką aš prasižingiau. Tada bauskit mane, ar sakykit, ir aš tada sutiksiu ar ne. Eisiu teisę su jumis. Aiškinkis. Bet man nori dabar pasakyti, kad jūs terminas. Kaip gali terminas nebūti, kai aš 13 sausio pasirašiau, kad aš gavau.
O ką ten rašo ant stulpo, ar kažneka ir jūsų LRT, ir kiti, žinot, sakos, atskrenda šitie žaliukai kažkur tai iš ten. Čia LNK. Tai dabar, kai pasibaigs, vis tiek turi pasibaigti pirmiau šitie teismai. Bet tada jūs turite kur Rusijoje gyventi? Kur jūs tam važiuojate? Aš turiu gyventi čia, aš kaunietis grinas. Tapau užsieniečiu dėl to, kad mane, kai išvežė per pirmą mano, reiškia, areštą į Šiaulius, mane ten sukapojo taip, kad aš buvau mėlynas visas mėnesį, gulėjau sančiastį. Mama atvažiavo, kas su tavimi, aš sakau, aš čia neišeisiu. Padaryk ką nors, gal užeik ambasadą, gal man duos, reiškia, pilietybė Rusijos tada jau. Padarė ir pradėjo mane stebėti. Ir aš sėdžiu prieš jūs gyvas ir šneku su jumis. Aš žinau, kas būtų kitaip. Bet Rusijoje ar turite kur gyventi? Pas mane Rusijoje nėra priešų. Kaip nors, reiškia, kai atvažiuoju, man visada yra kur gyventi, su kuo aš bendrauju, su kuo mes šiaip praleidžiam laiką, ekskursijos ir visi kiti, tai kad Rusijos mane nepauskė. Tai rūpesčių ten neturėsi? Kas? Rūpesčių gyventi ten neturėsi? Aš sakau, aš kol kas nesiruošiu, reiškia, bėgti iš Lietuvos. Bet ten yra galutinis iš mano tėvynės Lietuvos, iš mano Kauno, iš mano, kur mano tėvai guli kapuose ir visa kita. Aš čia gimiau. Aš rusų, reiškia, žmogus Lietuvos tautos. Nu kaip jūs gali? Čiagi Lietuvoje rusų visada buvo ir Lietuva prasidėjo nuo rusų kaip tik. Jaroslavas Išmintingasis padarė šitą pirmą sostinę Lietuvą 1308 metais. Vilnių padarė. Ir po pirmus kunigus nuo Gediminučius buvo iš šitų Riurikos. Jūs šito nežinot, aš tai mokslo daktaras. Vilnių tikrai ne, Rusai padarė. Žiūrėkit, jūs sakote, nesiruošite dabar bėgti iš Lietuvos, ar lauksite? Aš nebėgu, aš niekur nebėgu, mane nori išgrūti. Nu taip, bet yra įsigaliojęs sprendimas, kad jūs turite išvykti iš Lietuvos. Kol kas aš manau, kad nelabai įsigaliojęs dėl to, O ką jūs darysit, kur skūdės jau Aš sakiau jums, kad aš turiu dar kartą kreiptis, pasitarsim su advokatu, rasim formą ir kreipsimės, rasim kur kreiptis, kaip dar kartą į teismą. Žiūrėsim, ne į teismo administracinį kokį teismą, o paskui žiūrėsim, aš negalim sakyti, čia tokia painiava einat juridinė dėl manęs. Visų pirma, aš čia gimiau, aš kaunietis, aš šneku su jumis tautinė kalba. Ir už ką mane griūti? Ką aš pasakiau tokį? Pasakykit, ką aš padariau? Ką sumušiau? Bombą padėjau prie prezidentūros, prie Landsbergio šitą atstovybę čia. Ne, aš šito neužsiimu, pas mane kultūrinis gyvenimas. Aš filosofas, istorikas. Man yra ką veikti. O jūs užsiimkit savo politiką, bet nepiškit mane į šitą reikalą. Ir nebandykit iš mane daryti idiotų. Aš ne idiotas. Jeigu pas jūs yra žmonės neatsakingi, tai tegu jie gydėsi, o man tai tikrai jų nieko bijoti. Aš laikysiu savo poziciją. Ir pats neišvažiuosite, ar ne? O kodėl aš turiu išvažiuoti? Čia mano namai, čia mano šeima, mano visi giminaičiai, lietuviai, rusai. Nu, kodėl aš čia dalyku? Tai jūs turės prievartą išvežti? Kas? Prievartą turės išvežti jūs, taip? Kas? Jėga prievarta, jeigu jūs... Nu, ateis gal automačiai, kaip pasakysime, mane į mašiną, mane jau vežė, kai Paleiskį padarė kratą, pasadino į mašiną, du automačiai, 3 stovė aplink, į mašiną ir pirmin, į KPZ. Važiavausi, praleidau vieną parą, paskui kitą dieną išleidė, sako, nu neradom nieko šnipiško pastatyti. Dėl šnipinėjimų. Rado mano filosofinius darbus, mano istorinius darbus. Atimėt mane fleškę, kur yra viskas, tie mano archyviniai dokumentai. Nu ir ką? Kur aš tą tyriau, reiškia, sausio įvykius. Aš jį labai gerai tyriau šitą viską. Ir puikiai žinau, kas tas buvo. Ir man šitų dalykų nepakabinsit. Aš jeigu galiu pasakyti, bet aš nenoriu žinoti. Tiesiog, kaip mirė Loreta, Varkšelė, kaip kiti buvo sušaudyti, kodėl šaudė mirusius kūnus po 5-6 kartus, 7. Šimulionis 7 pulkus turėjo iš visų pusių. Kaip čia gali žmogų užmušti ir paskui, kad jį būtų tiek kulkų, kad jeigu vėl vieną kulką iš širdį pateko, žmogus krenta ir viskas. Aš jaunystėje dirbau greitojo pagelboj, Kaune, norėjau būti mediku. Kardiologinėse ir, reiškia, šito gaivinimo brigadose. Aš mačiau, kaip žmonės miršta. Jau daug kurių gimdyvės priėmiau, padėjau vienai lietuvaitė pagimdyti labai gerą berniuką. Viską aš dariau, aš daug žinau, patikėjau, jau daugiau gyvenimą, kad tai jau. Kiek jums dabar grėsia kalėjimo? Kas? Aš nežinau, kiek man grėsia, aš nežinau, kas čia bus, čia cirkas eina kažkoks. Mes paprastai nei Erika, nei aš, nei niekas iš mūsų nesupranta, ko mes esam kalti prieš Lietuvą. Pone Eriko, jums kiek grėsia?
Mes nesidomim. Mes ateinam į spektaklį. Tikitės būti išteisinti? Kaip supras tikitės. Mes ne tik, kad būsim išteisinti, bet aš manau, kažkas turės prisimti atsakomybę už šitą cirką, už žmonių klaidinimą. Kažkam tai juk yra naudinga. Kažkam yra labai naudinga. Va čia yra priešai ir jeigu jų nebus, tai galėtų apžydinti, švytinti. Čia rojus kitą dieną. Taip, kitą dieną. Tai jeigu tokia rojaus kaina, tai tada mes sutinkam. Pone Kazimierai, gal jūs žinot, kiek gresia? Iki 7 metų, šiaip jau maksimaliai, bet minimaliai 2 metai. Tai mažiau gali duoti neišskirtiniam, nelabai įsigilinau, bet nuo 2 iki 7. Kazimierai, o už ką? Bent tu supranti už ką? Man asmeniškai. Ne, už ką duoti? Už tiesioginę žurnalistinę veiklą. Už tiesioginį darbą. Tai tu nors ką nors supranti, aš tai nieko nesuprantu. Bet aš tavęs norėjau paklausti. Na, taip. Tarkim, žurnalistų etikos inspektoriai ir apskritai baudžiamo šitoje byloje rašoma, kad Erika Švenčionienė skleidė pramanus, o šiandien Lukaso straipsnis pasirodė. Čia vieną tik epizodą paimu. Lukaso straipsnis, nuolatinio apžvalgininko iš Amerikos, kur sako, kad jeigu Ukraina pralaimės, tai NATO pralaimės ir vakarai karą prieš Rusiją. Vadinasi, dabar mes kariauname kartu su NATO prieš Rusiją. O už tą pačią frazę esat kaltinama. Kaip į tai žiūrit? Tai žiūrime tai, kad nežiūrint visko, kaip mes žiūrim, tiesa, anksčiau ar vėliau jinai išlenda, triumfuoja. Dabar kuo daugiau žmonių kalba jau atvirai, kalba atvirų tekstų, kad visas karas, ekonominis karas yra beprotybė, kad visas karas vyksta dėl naujo pasaulio pasidalinimo, dėl pelno. Ir tai yra politika, kurioje dalyvauja paprasti žmonės ir moka savo vaikų krauju. Tai šitą jau kalba viso pasaulio žurnalistai, viso pasaulio šviesioji žiniasklaida apie tai kalba. Ir kažkodėl mes pamirštam, kas dedasi Palestinoje. Ten yra daug baisių. Jo, bet Neleista kalbėti apie Palestiną, visiškai neleista. Bet LNK klausia, va kaip žiūri, jeigu būsi nuteistas nuo 2 iki 7 metų už tai, ką dabar šneka viešai. Palaukit, kaip aš galiu būti nuteista už nieką? Vat ateinu ir jūs nuteisiu, nes galbūt jūs galvojate ne taip kažkaip, ne? Vat atsiras toksai žmogus, kuris parašys skundą ir sakys, vat LNK, šitą graži panelė, jinai kažką netaip galvojo, kalbindama Švenčionienę. Tikriausiai jinai turi blogų ketinimų prieš valstybę. Jūs sutiksit su tokiu kaltinimu? Žinodama, kad esat bejėgė kažką pakeisti. Paklausiau, o kaip jūs jaučiatės tada, jeigu taip būtų analogiška situacija, ką sako Erika? O jūs nusiteikęs nuo 2 iki 7 metų? Aš tai visai net nusiteikęs. Virš 2 tai gal nelabai, bet 2 metus kokius mielai pasėdėčiau, nes kalėjime tai irgi žmonės gyvena, kurių apie 50% už nieką beveik sėdi tenai. Dabar jau nemuša taip, kaip mano laikais. Jo, dabar tenai yra... Aš jums pasakiau, šauklys išvežė mane, iš mane kotletą padarė mėlyną. Ir mėnesį gulėjau, Šiaulių, Sančestį šitą kalėjimą. Dėl to, kad atsisakiau duoti parodymus. Dėl ko? Aš buvau lyderis vienybė jedinstvo jėgas ir jūs padėjau daryti, tai čia žmonės eitų pas mane 1000 organizacija buvo. Norėjau su visais sudaryti ir jos, kaip sakė, aš negaliu taip keltis, aš turiu atsakomybę už tos žmonės. Ir nesakiausiu, teismo vėskite, aš atsakysiu teismui jūsų klausimus. Nu, tada man jau susitikti. O kalėjimą iš tikrųjų vertinčiau kaip politinės brandos tokia mokykla, asmenybės tokia brandos mokykla. Nes ten irgi žmonės gyvena, bet to ten labai gerbė, jeigu žmonės sėdi su tvirtais įsitikinimais. Paprastai taip. Aš daugybę reportažų iš kalėjimų pridarė, taip, kad jie gerbė žmonės, neišverstas kūrius, tikrų žmonės. Taip, kad anikiek nebijau kalėjimų. Stiprų žmonės ten gerbė, teisingai sako. Prašom. Tai ir aš baigsiu dabar. Kur galas.